vienišiems. Pasižiūrėsime, ar 2026 metais sutiksite savo antrą puselę. Bus 3 variantai. Pirmiausia, žiūrėsime jūs, kas pas jūs šiuo metu, kaip jūs jaučiatės, kokios šiuo metu energijos apie jūs ir pagal tai žiūrėsite, ar šis kortų skaitimas yra jums, nes tiks tikrai ne visiems. Taip, jūs šiuo metu. Pirmas variantas. Jūs šiuo metu. Antras variantas. Jūs šiuo metu. Trečias variantas. Intuityviai pasirinkite kažkurį tai vieną variantą ir žiūrėsime, kas toliau. Kas pasirinkote pirmąjį variantą, kokie jūs šiuo metu. Kas pas jūs šiuo metu svarbiausia. Žiūrėkit, pas jūs yra kažkoks tai galbūt kažkokia konfliktinė situacija arba kažkas tai tokio, kas jums nebepatinka, kaip jūs gyvenate ir jūs tiesiog dabar pasiruošę išeiti iš tos situacijos, iš to konflikto, iš to kažkas tai, kas jums nesisekė, nepasisekė. Jūs tiesiog pasiruošę naujam gyvenimo etapui šiuo metu. Gerai, kokie jūsų veiksmai trukdo sutikti partnerį? Vat ką jūs darote ne taip, kas jums trukdo sutikti partnerį. Kažkoks širdies skausmas. Galbūt turėjot kažkokį tai trikampį savo santykiuose ir jūs dabar tiesiog patys bijote, kad nesikartotų tie patys trikampiai. Galbūt jūs dar pergyvenate dėl to, kas pas jūs buvo praeituose santykiuose ir tiesiog patys save varžot. Bet galbūt dabar pasiruošę jau iš to išeiti ir patarimas, ką daryti, kad sutiktumėt antrą puselę savo. Ką kortos patarė, kaip jums reikėtų elgtis. Mirties arkanas krenta, patarė vis dėlto transformuoti savo gyvenimą, atsisakyti tai, kas iš jūsų gyvenimo jau išėjo. Galbūt jūs dabar esate trikampyje ir sėdit ir nieko nedarote. Pasiruošę kažkaip tai išeiti iš tos būsenos tokios, bet kol kas nieko nedarėt ir turit daryti. Turit atsisakyti visko, kas jūsų gyvenime atgyveno jau, kas nebeteikė džiaugsmo, kas tiesiog trukdo jums gyventi toliau, paleisti, palikti ir eiti į kažką tai naujo, transformuoti savo gyvenimą. Jūs patys turite tą padaryti, nelaukti, kol kažkas tai išsispręs savaime. Tiesiog jau turit eiti patys pirmin tam, kad jūsų gyvenime atsirastų tas kitas žmogus, nes kol ta vieta užimta, kol jūs dar kažkokiam skausme, tai negali atsirasti kitas žmogus, nes jam kol kas dar nėra atlaisvinta vietos. Tai va, čia taip, kas pasirinkote antrąjį variantą, kas pas jūs dabar šiuo metu. Jūs dabar tokioj būsenoj, kai jūs kaip tik tai sprendžiat, ko jums reikia gyvenime, ko nereikia. Galbūt dedate taškus ant į. Galbūt nukirtinėjate tai, kas jums nereikalinga gyvenime. Tiesiog šaltai elgiatės, šaltai jaučiatės, bet racionaliai apgalvojate viską, kas pas jūs šiuo metu yra ir jūs bandote susidėlioti viską taip, kaip jums reikia, taip, kaip turi būti, ne? Pagal taisyklės, pagal teisingumą, žodžiu, to, ko norite jūs. Kokie jūsų veiksmai trukdo sutikti žmogų, kuris būtų artimas jūsų širdžiai, ką jūs darote ne taip, kokie veiksmai trukdo. Konfliktai kažkokie tai. Galbūt jūs, jeigu jūsų tokios energijos, jūs šiaptis galite būti, tai galbūt jūs labai konfliktiškai nusiteikusi, kritiškai, galbūt labai vertinate žmonės kritiškai. Visi žmonės, kurie atsiranda jūsų gyvenime, į visus jūs žiūrite labai kritiškai, labai per kažkokį tai padidinamą stiklą, kad būtų teisingi, kad nemeluotų, kad jūs labai atsargiai žiūrite į santykius, jūs norite labai aiškumo daug ir galbūt jūs su tuo savo kritiškumu, konfliktiškumu, pasakymu į kaktą, ko jūs norite, kaip jūs norite, jūs atstumėt žmonės nuo savęs. Gerai, patarimas, ką daryti, kad sutiktumėt tą žmogų, kaip jums reikia elgtis, ką kortos patarė. Atsisveikinti jums reikia su praeitimi, tiesiog palikti viską, kas pas jūs buvo praeity. Žiūrėkit, vien kardai sukrito.
Jūs dabar vat ir elgiatės taip, jūs dėliojatės taškus ant į, tai čia ir patarimas toks, kuo greičiau susidėliosite taškus ant į, kuo greičiau paliksite skausmus, galbūt kažkokius tai, čia gali būti net ir, kad buvo kažkoks tai peilis jums į nugarą įsmeigtas, ne? Kažkas tai suteikė jums skausmo, kažkas jūs nužudė kaip žmogų, galbūt ne tikrąją tą žodžio prasme, bet jūsų meilę nužudė, galbūt santykiai kažkokie tai buvo. Ir kuo greičiau jūs iš tos būsenos išeisite, tuo greičiau jūs pamatysite, kad švinta, kad saulė va ten kažkur tai toli, jau pateka saulė ir jūsų gyvenimą ateis tas naujas žmogus, kai jūs susitvarkysite visą savo praeitį, išeisite iš tos būsenos, nustosite verkti, pergyventi, galvoti apie tai, kas buvo ir tiesiog leisite, kad išsivalytų jūsų sielą tam, kad galėtų ateiti naujas žmogus į jūsų gyvenimą. Kas pasirinkote trečiąjį variantą, kas pas jūs šiuo metu, kaip jūs jaučiatės. O jūs patys save varžote, kardų aštuntukas. Jūs patys prisigalvojate savo visokiausių baimių dėl naujų santykių, galbūt baimių dėl to, kad jūs bijote, kad kažkas tai vėl bus ne taip, bet čia baimės tokios prisigalvotos daugiau. Jūsų galvose, jūs patys save ribojate nuo naujų pažinčių, dėl to, kad jūs galbūt savim nepasitikit, galbūt galvojat, kad jums nepavyks kažkas tai. Tai va, dabar jūs taip jaučiatės, ne, kokie jūsų veiksmai trukdo sutikti tą žmogų artimą jūsų širdžiai, kas trukdo. Pasaulio arkanas. Iš tikrųjų trukdo tai, kad jūs labai plačiai mastot apie kas būtų, jeigu būtų. Galbūt trukdo tai, kad jūs bendraujate internetu ir neinat į kontaktą gyvai, nėra gyvo susitikimo, nėra gyvo bendravimo. Dėl to, kad jūs sėdit savo tam pasaulyje, save suvaržę kažkokiom tai, kažkuo tai save suvaržę, ne kažkuo tai. Ir neleidžiate savo išeiti į pasaulį, išeiti į kažką tai plačiau, jūs tiesiog sėdit internete, sėdit kažkur tai, galbūt užsienis čia gali būti kai kam. Ir užsienyje jūs neturit galimybę susipažinti su kažkuo tai apart bendravimo internetu, nes, tarkim, jūs kokioj Anglijoje sėdit, kaip pavyzdys, su kuo ten galima susipažinti. Jeigu vyrukai čia žiūrite, ne, tai kokios tos Anglės, kaip pavyzdys, moterys visos tokios, nenoriu žeidinėti anglų tautos, bet, kas Anglijoje, tie žinot, apie ką kalbu, realiai su tais pačiais, tos pačios šalies žmonėmis irgi, taip, yra sudėtinga susipažinti dėl to, kad būdami toli žmonės savo tėvynės, jie irgi elgiasi tam tikrais atvejais ne visai sąžiningai. Būna labai dažnai, kad palieka savo artimus žmonės antrą pusę Lietuvoje, kaip pavyzdys, ne savo šaly, išvažiuoja kažkur tai toliau dirbti ir ten sukuria santykius tam kartui. Ten, kol jie bus užsienį. Paskui grįžta vėl į savo šeimas. Galbūt jūs to bijote. Ne? Ir čia tas toksai yra, dėl to galbūt jūs save ir varžote. Ir čia jūsų veiksmai, kurie trukdo, tai vėlgi jūs turit pradėti bendrauti gyvai. Arba grįžti iš užsienio į savo šalį, jeigu jūs dirbate užsienyje ir čia galėsite sutikti savo žmogų. Gerai, patarimas, ką daryti, kad sutiktumėte savo žmogų, kaip jums reikėtų elgtis, patarimas kortų. Velnio arkanas. Čia visko gali būti pagal velnio arkaną. Iš tikrųjų, turit žinoti, ko jūs norite iš tikrųjų. Jūs turit gundyti, turit išeiti iš tų suvaržymų kažkokių, jūs turite galvoti tai, ko norite jūs. Jeigu norite sutikti kažkokį tai žmogų, jūs turite imtis veiksmų, kažkaip tai manipuliuoti galbūt kažkuo tai, galbūt gudrauti kažkiek tai ir gundyti, būti tais velniukais, tiesiog būti seksualiais. Jums reikia būti tokiais, kurių nori, kurių geidžia, kuriuos bijo paleisti, kai susipažįsta, tiesiog, kad neišslystų iš rankų. Tai jums ir reikia taip elgtis pagal velnio arkaną. Reikia gundyti, reikia manipuliuoti, jeigu reikia, kitais žmonėmis ir gauti tai, ko jums reikia. Tiesiog patarimas toks, išeiti iš savo to kiauto kažkokio, kuriame jūs esate.
daryti taip, kaip reikia jums, prisirišti galbūt prie kažko, tai galbūt vienišiems, tai va, tokie 3 patarimai, galbūt pasirinkot vieną, tiko kitas patarimas, tai irgi turėtumėte atkreipti dėmesį, jeigu žiūrit šitą informaciją, jinai turėtų būti vis tiek jums reikalinga. Tai va, tokie patarimai buvo, dėkoju už jūsų laiką, širdutes ir iki sekančio karto.